Visiems hello, aš Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes kalbam apie šnekamą anglų kalbą ir kaip ją galima paįvairinti. Tačiau šiandien prieš kalėdas nusprendžiau padaryti truputį kitokį video. Noriu pasidalinti 6 patarimais, kaip galima sutaupyti pinigų prieš kalėdas. Aš nemėgstu kabinti etikečių ir vadinti save minimaliste, tačiau bandau visą laiką žiūrėti į bet kokį pirkinį, ar tai yra prieš šventes, ar tai yra kasdieniam gyvenimui. Visą laiką žiūrėti racionaliai, galvoti ne tik apie tai, ar aš noriu šitų dalykų, bet ir apie tai, ar man jų reikia ir ar tai bus praktiškas dalykas. Žodžiu, trumpai tariant, šitam video bus 6 patarimai iš, sakykime, minimalistės pusės, kaip galima išsaugoti pinigų prieš šventes. Aišku, pats geriausias patarimas yra tiesiog išsikraustyti į kitą šalį ir iš viso niekam nieko nedovanot. Pirmas patarimas – nepirkti madingų eglučių ir kitų papuošalų. Ką aš turiu omeny? Kad kiekvienais metais atsiranda naujas trendas. Tai madinga balta eglutė, tai madinga rožinė eglutė, tai madinga auksinė ten ar sidabrinė, kad jinai būtų kažkokia spalvota, aš turiu omeny pati eglutė. Iš ekologiškos pusės dirbtinė eglutė yra geriau tik tai tuo atveju, jeigu tu ją naudoji labai daug metų, praktiškai visą gyvenimą. Nes realiai reikia turėti omeny, kad dirbtinės eglutės negalima perdirbti, ten visą laiką, labai sulydytas yra tas plasmasės su metalu, praktiškai neįmanoma jų atskirti ir realiai juos lieka pūti tiesiog 500 metų kažkur laukuose. Jeigu jūs jau renkatės dirbtinę eglutę, tai rinkitės klasikinę žalią eglutę. Jūs tiesiog ją nupirksit vieną kartą ir jinai jums tarnaus labai daug metų. Ir nereikės kiekvienais metais galvoti, koks ten trendas, o paskui po 2 metų ta balta eglutė atsibodo ir atrodo ir gaila ją išmesti ir visos nuotraukos kalėdinės yra prie tos baltos eglutės ir jau norisi kitokios eglutės. Galbūt, aišku, galima ieškoti kažkokių kitokių būdų pasikeisti su draugais arba atiduoti kažkam ir nupirkti kitą, bet vėlgi, kam švaistyti pinigus? Galima tiesiog pirkti galbūt skirtingų spalvų dekoracijas, papuošalus eglutei. Aš turiu keletą skirtingų rinkinių – auksinį, raudoną, spalvotą ir visą laiką bandau play around su tom spalvom. Tarkim, vienais metais aš papuošiu eglutę, kad būtų visa spalvota įvairių spalvų, vienais metais man užeina ir aš papuošiu vieną auksiniais papuošalais, nes norisi kažką biškį paįvairinti. Vienais metais vieną auksinį raudoną. Visą laiką galima kažką paįvairinti iš to, ką tu turi. Bet vėlgi, labai priklauso nuo to, kiek pas tave vietos. Gyvenant Anglijoje, tarkim, tai yra namas ir name yra paliepė, kur galima laikyti tam tikrus dalykus, kuriuos tu naudoji kartą per metus. Todėl aš turiu ten porą dėžių tų papuošalų. Realiai, jeigu man norėtųsi kažkokios eglutės kitokios paįvairinimui, aš irgi galėčiau ją laikyti paliepę, bet iš esmės kam? Klasikinė žalia eglutė visą laiką yra geriau. Visi, kas apie ekologiją kalba, jie sako, kad visą laiką geriau turėti eglutę natūralią, tikrą, nes iš ekologiškos pusės geriau. Tačiau, jeigu jūs vis dėlto renkatės dirbtinę eglutę, tai visą laiką apmastykite tą variantą, kad tiesiog nusipirkti klasikinę žalios spalvos ir jinai jums tarnaus. Mano šeimos žalia eglutė, kurią mes turim jau 10 metų. Tikrai. Antras patarimas, labai svarbus patarimas – ignoruokit seilus. Nekreipkit dėmesio į sale išpardavimas. Aš pati dirbu pardavimų srity virš 10 metų ir iš patirties galiu pasakyti, kad visas marketingas dažniausiai yra statomas taip, kad sukurti tokį dirbtinį deficitą. Deficito šiuolaikiniam pasaulyje nėra. Parduotuvėse visą laiką visko bus. Išpardavimai vyksta, jeigu susimastai, jie vyksta nuolat. Yra prieš kalėdas, ten Black Friday, paskui kalėdinis išpardavimas, paskui naujų metų išpardavimas, paskui naujų metų pavasario clearance, kai viskas išparduodama ir naujos kolekcijos ateina, tai visur, ne? Ir dirbtinis tas toksai efektas susikuria, kad tu ateini į parduotuvę ir pasakyta, pas tave tik tai yra šiandien šitas momentas nusipirkti šitą dalyką dvigubai pigiau ir kito tokio momento nebus. Ir mes kaip žmonės, mes visą laiką norim kažką gauti pigiau ir geriau. Reikia visą laiką atsiminti, kad nuolaida tau naudinga tik tai tuo atveju, jeigu šitas daiktas jau buvo tavo sąraše, jau buvo tavo pirkinių sąraše, tau jau reikėjo šito dalyko. Kai tu matai kažkokią nuolaidą arba išpardavimą, reikia visą laiką savęs paklausti, ar man šitas daiktas buvo aktualus vakar? Ar vakar aš galvojau apie šitą dalyką? Ar aš jau ir taip planavau pirkti šitą dalyką? Tada taip, tada tu atėjai laiku, tau labai pasisekė, kad taip sutapo, kad kaip tik šitam daiktui yra kažkokia nuolaida, tu jį gali pirkti. Jeigu tai ir taip jau buvo dovana kažkokiam žmogui tau pažįstamam. Jeigu ne, tai tiesiog ignoruok, nes būtent per šitos išpardavimus mūsų namuose atsiranda dalykų, kurių mums nereikia.
ir mūsų spintose atsiranda rūbų, kurių mums nereikia, kur paskui po metų netgi pamiršti, kad buvai nusipirkęs, nupirkai vien dėl to, kad tai buvo impulsas ir norėjosi, nes pagalvoji, kad kokia faina suknelė ir jinai tik tai pusę kainos. Bet pusę kainos tai vis tiek yra išlaida, tu nesutaupai 50%, tu išleidi 50 nereikalingų procentų. Seilas yra gerai tik tai tuo atveju, jeigu tau jau šito dalyko reikėjo. Arba nebent tu pamatei kažkokį dalyką ir iš karto pagalvoji apie tam tikrą žmogų. Tu pamatei kažkokį dalyką ir pagalvoji, kaip tik, aš negalėjau sugalvoti, ką aš tam žmogui dovanot, o čia tai puikiai sutapo, kad kaip tik pamačiau tai, kas jam reikalinga, arba tai, kas tikrai labai tinka šitam žmogui. Ir kaip tik tai yra ant nuolaidos. Tada puiku. Čia yra dvi vienintelės situacijos, kada tau sale yra iš tikrųjų reikalingas. Kitais atvejais reikia tiesiog bandyti jų vengti ir bandyti kuo mažiau ten vaikščioti per parduotuvės per seilus, nes arba vaikščioti su sąrašu, tarkim, su sąrašu, ko tau tikrai reikia ir ką tu kam planuoji daugmaž dovanot, kad išvengti nereikalingų išlaidų. Tai yra blogai ir iš finansinės pusės, ir iš ekologiškos pusės. Trečias tipsas yra nedovanoti brangių dovanų nepasitarus. Nepasitarus su žmogum, neįsitikinus, kad žmogus būtent to nori. Gali atrodyti, kad dingsta tas efektas, kad tai yra dovana, tai yra staigmena. Tarkim, jeigu tai yra artimas žmogus, tu planuoji padovanoti kažką ant didesnės sumos, tarkim, tai jau bus ne 10 eurų, tarkim, dovana, tai bus jau kažkokia brangesnė dovana. Ir tokiu atveju reikia visą laiką paklausti, ko tas žmogus nori. Jis gali tau pasakyti kelis dalykus ir tu padovanosi vieną iš tų dalykų. Lygs tas staigmenos efektas, nes jis tiksliai nežino, ką tu padovanosi. Bet ir kartu išvengsi to, kad nupirksi kažką, ko tam žmogui nereikia. Todėl aš galvoju, jeigu jau leisti pinigų, tai jau leisti tam, ko tikrai reikia. Arba ko tikrai tas žmogus nori ir bus patenkintas labai dovana. Arba jeigu tai yra, tarkim, kažkas, dėl ko žmogus nėra įsitikinęs, tarkim, pasako, kad galbūt tokie arba galbūt tokie kvepalai patinka, galbūt to nori arba gal to nori. Visą laiką galim padovanoti dovanų čekį, nėra nieko blogo tame, kad padovanoti savo artimam žmogui dovanų čekį. Tarkim, gyvenant Anglijoje, aš pastebėjau, kad tai labai populiaru, tiksliai sakyti savo šeimai, savo draugams, artimiems, aš turiu omeny žmonėms, kurie tikrai išleis ant tavęs didesnę pinigų sumą, sakyti tiksliai, ko tu nori ir, tarkim, šeima tarpusavį gali spręsti, kas ką dovanos. Tarkim, moteris gali pasakyti, aš noriu ten, tarkim, tokio brangaus puodo, aš noriu ten tokių ūgų iš paskutinės kolekcijos, aš noriu tokių kvepalų, man reikia tokio kosmetikos rinkinio, tarkim, brangesnio brendo, kur, tarkim, veido priežiūrą aš naudoju, ne. Tu gali pasakyti, o šeima pati pasiskirstys, tarkim, mama pasakys, aš padovanosiu tą puodą, brolis pasakys, aš padovanosiu tas ūgas, tarkim, suprantat, tarkim, tiesiog tai yra geriau, vis tiek išlieka tas efektas, kad kas ką dovanoja, išpakavimas dovanų ir žmonės, wow, faina, ačiū, bet nėra to, kad kažkas iš šitų dalykų yra, tipo, kam. Iš tos pusės atrodo kaip ir gerai, tipo, ašgi tau padovanoju kažką brangaus, tam žmogui galbūt to nereikėjo. Ir gaunasi, nors ir pinigų suma vos ne ta pati, bet, tarkim, tu iššvaistei realiai tuos pinigus. Tu galėjai tuos pačius pinigus išleisti, bet nupirkti tam žmogui kažką, kas būtų tam žmogui maloniau ir iš ekologiškos pusės tikrai naudojamas dalykas, negu tiesiog veltui stovintis nereikalingas. Smulkių dovanų iš viso geriau vengti. Tarkim, iš viso nedovanot smulkių dovanų, nes tai yra dažniausiai pinigų švaistimas, dažniausiai visi šitie suvenyrai, kažkokie ten žvakydės, kažkokios vazos, kažkokie ten dalykai, dažniausiai visą tai nereikalinga. Tarkim, kartais tai gali būti ten kokios patalynės, rankšluosčiai, kartais tai gali tiesiog nepatikti printas žmogui, neįsipaišyti ir jo namų interjerą. Pagal žmogaus skonį tai tiesiog gali žmogui netikti jo namų interjerui. Tokiu atveju visą laiką sakau, geriau įspūdžiai, geriau, tarkim, su savo draugais, su kuriais jūs, tarkim, nedovanojat vieni kitiems brangesnių dovanų, bet laikotės ten kažkokiam tokiam iki 30 eurų limite. Tai geriau tada iš viso nieko nedovanoti. Tarkim, aš turiu paplitusią labai praktiką su savo draugiam per gimtadienį, mes nueinam į kavinę, pavalgom, aš sumoku, jeigu tai yra jos gimtadienis, jeigu tai yra mano gimtadienis, mes nueinam į kavinę, pavalgom, jį sumoka. Ir viskas. Ir ta prasme, nėra to kažkokio tai kvailų dovanų, kur smulkios kažkokios dovanos pasikeitimo, bereikalingų dalykų ir kartu praleistas laikas, kompanija, vieta, malonus maistas, tai žymiai svarbiau, negu ten, tarkim, kad gaučiau aš iš jos kažkokį ten tam voucherį arba kažkokią tai dovanėlę,
apie ten 30 svarų. Lygiai taip pat, tarkim, su tėvais, su šeima, visą laiką galima, tarkim, jeigu jūs esat keli siblingai, tarkim, broliai, sesės, ne, jūs galite tiesiog išvesti tėvus į kažkokį tai restoraną arba nebūtinai tai gali būti kažkoks tai jūsų, ką jūsų tėvai, ką jūsų šeima mėgsta daryti, galbūt kažkur išeiti pavalgyti arba kažkur nukeliauti kartu, bet tarkim, jūs tik tai vaikai sumokat už tai, tarkim, jūs einat su tėvais, jūs tik tai broliai arba sesės tarpusavį pasidalinat tą sąskaitą, sumokat, tėvai nieko už tai nemoka ir gaunasi tėvams tas experiences, tas patirtis, kad jūs kartu kažką nuveikėt, kažką padarėt, kažkur nuvažiavot arba kažkur tiesiog pabuvot, tai yra maloniau negu tiesiog gauti kažkokį ten nereikalingą mamai eilinį ten, nežinau, rankšluosčių rinkinį ar dar kažką. Ir kaip žmogus gyvenantis užsienį ir neturintis, tarkim, progų daug matyti savo, ten, tarkim, šeimą ir tėvus per visas šventes, aš manau, kad tėvams būtų visą laiką geriausia dovana tiesiog praleisti laiką kartu. Taip pat tokiu atveju gali dar tikti kažkokie tai self-treat voucheriai. Tarkim, jeigu jūs žinot, kad jūsų mama kažkur nori, tarkim, kažkokio masažo arba kažkokios procedūros grožio arba kažką ir jinai galbūt kartais sau leidžia, bet leidžia, retokai, ne, galima jai tiesiog kartais tai padovanoti ir tai bus kažkokia nelabai brangi dovana, telpanti, tarkim, tą biudžetą, kur jūs, tarkim, tarpusavį su draugais ar su šeima susitarėt, tai tiesiog išsaugos jums nereikalingų pinigų ant nereikalingų dovanų. 5. patarimas. Tai yra vaikų dovanos, jeigu šeimoje yra vaikų, jeigu jūs turit vaikų arba jūsų giminės sesės, broliai turi vaikų ir jūs esate teta arba dėdė, galima sakyti, reikia vengti nereikalingų dovanų irgi. Reikia visą laiką klausti tėvų, ko vaikui reikia, ko vaikas nori ir ko vaikas domisi. Ir kartais ta dovana, kur mama pasakys, bus netgi pigesnė, negu ką jūs iš tikrųjų planavot pirkti, ane? Arba kartais tiesiog iš ekologiškos pusės visos tos dovanos, jeigu kažkokios ten pigios dovanos, ten tie rinkiniai, tie konstruktoriai, vaikai jų turi pilna šiais laikais. Šiuolaikiniai vaikai negyvena žaislų deficite. Jie išpakuoja tą dėžę, yra wow efektas 5 minutėm, bet paskui, vaikas turi labai daug panašių dalykų. Vaikui nėra tai labai įdomu. Todėl visą laiką geriau pasitarti su tėvais. Jeigu, tarkim, pas jūs yra kažkoks limituotas biudžetas, pasitarti su tėvais, ko reikia, bet dar kalbėti su gimine kartu, ane? Jeigu, pavyzdžiui, vaikui kažko reikia, tai nežinau, kažkokios planšetės arba kažkokios tokios rimtesnės dovanos, tarkim, nežinau, dviračio, kažkokių ten, nežinau, sportinės įrangos, aprangos, nežinau, jeigu vaikas daro sportą ir taip toliau, kas yra brangiau, tarkim, brangesnė dovana. Jūs visi šeimoje galite susimesti ant tos dovanos ir, tarkim, nuo visų dėdžių ir tėtų padovanoti tą vieną dalyką, jums susimesti ant tos brangesnės dovanos, tarkim, keliems ten 10 žmonių, ne, bus žymiai pigiau, negu kiekvienas iš jūsų atneštų ten po dėžutę kažkokį konstruktorį, knygutę, puzliuką, ten dar kažkas. Jūs išleistumėt vos net didesnę pinigų sumą, būtų krūva tų dalykų, kuriuos jau vaikai šitie turi ir jie jau mėtosi po namus. Vaikui bus tas wow efektas nuo to, kad wow, faina, aš gavau, bet vaikas nežaidžia kitą dieną jau su tais dalykais. Todėl visą laiką geriau pasitarti ir sakau, jau geriau padovanoti kažką tikrai vertingo, susimetus. Tai tarp kitko pritaikoma irgi 3 punktui, kur kalbėjom apie brangesnės dovanas. Kai kuriems draugams galima lygiai taip pat susimesti, nes jeigu kažkokia ten, tu žinai, kad draugė labai labai nori kažkokių tai ten auskarų iš bairybos su ten kažkokiais sapfyrais ir taip aš kalbu apie konkretų žmogų. Galima susimesti, jeigu jūs žinot kaip draugai, kad vatinai tikrai to nori, jūs susimesite, tarkim, po kažkokią sumą, čia ir gimtadieniui gali būti, jūs galite tiesiog susimesti ir jums kiekvienam asmeniškai tai bus pigiau negu tai, ką jūs, tarkim, planavot pirkti iš pat pradžių, ne? Bet žmogui tas dalykas bus labiau vertingas ir nežinos, kad iš visų draugų gavo tai, tarkim, ne? Tai, ko labai 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 norėjo, bet netgi iš praktiškos, ekologiškos pusės nedaug dalykų, kurių galbūt tam žmogui net nelabai reikia. O vienas dalykas, kurio tas žmogus labai labai nori ir jūs visi susimetę išleidot netgi mažesnę pinigų sumą, kur būtumėt išleidę ant tos original dovanos, ne? Kur galbūt planavot. Pasitarti kartais su giminaičiais, tarkim, dėl vaikų dovanų ir galbūt susimesti ir nupirkti kažką vieną rimto, kas vaikui bus wow ir ilgam. Tai yra geriau negu tiesiog pripirkti daug visokių made in China dubliuojančių vieną kitą
žaislų, kurie paskui mėtosi po visus namus. 6 patarimas – planuotis laisvalaikį. Jeigu taip atsitiko, kad jūs per kalėdų šitą laikotarpį, apie kalėdas naujus metus nedirbat, turite atostogų, pavyzdžiui, nuo studijų, arba jūs nedirbat tam tikrą laikotarpį, ne, vis tiek reikia suplanuoti savo laisvalaikį, daugmaž žinoti, kokiom dienom kur tu eini, kokiom dienom susitinki su vienais draugais, kokiom dienom su kitais giminaičiais, ir taip jūsų laisvalaikis. Kokiom dienom, tarp kitko, reiktų prie kursinio galbūt prisėsti, kad nepalikti visko paskutiniai minutiai, ir galbūt atostogos lygiai taip pat praleisti kažkiek naudos turėti per atostogas, ne? Galima, aišku, sakyti, Viktorija, atstok, tu čia nuo mūsų atostogos yra atostogos, galbūt nereikia laiko planuoti, bet iš tikrųjų tas laiko planavimas, žinojimas, kada ir kur eini, tave lygiai taip pat apsaugo nuo spontaniškų išlaidų. Tarkim, jau žinodamas, kad tu kažkur eini ir kažkur kažką planuoji, arba tą dieną niekur neini ir turi prisėsti, tarkim, prie mokslų arba prie darbo tam tikrų įsipareigojimų, kurias vis tiek turi atlikti atostogų metu. Tokiu būdu ir laisvalaikis gali būti labiau turiningas ir laikas namuose labiau produktyvus. Ir lygiai taip pat, kadangi tu jau tiksliai daugmaž žinai, kada į kažkokį renginį eini, kada į kažkokį koncertą, kada su vienais draugais susitinki, kada su kitais draugais susitinki, kada apsilankai pas giminaičius, tai laiko tave tam tikrose rėmeliuose ir leidžia tau tiesiog mažiau išleisti spontaniškai, neplanuotai pinigų. Lygiai taip pat planuodamas savo laiką, tu gali planuoti ir dovanas, kada ką turėsi nupirkti, kad neišlaidauti paskui paskutinę akimirką, nelakstant per antram punkte, kalbėjom per išpardavimus ir tiesiog impulsyviai leisti pinigus. Taigi, tokie 6 patarimai nuo manęs, kaip galima būtų teoriškai išsaugoti šiek tiek pinigų prieš kalėdas, kad būtų truputį geriau ir iš finansinės, ir iš ekologiškos pusės. Taip pat gali dalintis komentaruose, kokiais patarimais jūs galėtumėt pasidalinti. Ir svarbiausia, atsiminkit, kad šventės tai yra ne vien apie dovanas ir pinigus, bet ir apie draugystės, gerą laiką kartu, daug malonių įspūdžių, daug skanaus maisto, laimingų naujųjų metų jums ir visoms jūsų šeimoms. Visiems bye!